Sveiki sugrįžę į laidą Naujas kelias. Mano vardas Eugenijus. Aš esu Vytautas. Ir mes šiandien kalbėsime apie bendruomenę. Taigi, Eugenijau, papasakok iš karto, kas yra ta bendruomenė. Bendruomenė yra grupė žmonių, kurie sudaro bendri tikslai, vertybės. Kodėl bendruomenė yra tokia svarbi žmogui? Bendruomenė yra svarbi žmogui, nes bendruomenė gali vystyti žmogaus asmenybę, jos tapatybę, didinti patirtį. Žmogui gali suteikti emocinę atramą. Žmogus turi kur įsikalbėti, turi savo draugą pašonėje. Ir pavyzdžiui, juk ir patys miestai, vienas žmogus nepastatė miesto, tam reikėjo komandos. Taip, prireikė komandinio darbo. Ja, ir čia į pagalbą atėjo bendruomenė. Taigi, Vytautai, kaip aš galiu įsitraukti į bendruomenę? Koks galėtų būti bendruomenės pavyzdys? Aš manau, kad pats geriausias pavyzdys tai galėtų būti savanorių komanda. Kaip pavyzdžiui, mes jaunieji karitiečiai, ar ne? Taip. Mūsų tikslas yra padėti socialiai pažeidžiamiem asmenim, pavyzdžiui, senjorai. Globos namams gal? Taip, ir kad ir tiem patiem benamiam ar užsieniečiams. Mūsų taip pat turime ir bendras veiklas, ten pavyzdžiui. Kokias? Su tais pačiais asmenėmis, ten pavyzdžiui, su senjorų klubas, su nakvynės namų gyventojais, tai jų lankymas, bendri žaidimai ir panašiai, anglų klubas, ar ne? Ir mes taip pat turime bendras vertybės, atsakingumas, draugiškumas, vienybė, atjauta, empatija, ar ne? Žmogus turintis savo bendruomenę yra laimingas žmogus. Taip, ir tai yra dar vienas ingredientas laimės recepte. O šiandien iš mūsų tiek. Susitiksime kitoje laidoje. Iki. Labadiena, my name is Panashe. I'm with Anna. Hello. Yes, today I'm gonna be asking Anna some questions about love. Ooh. Oh my God. First question, what keeps the relationship strong despite the distance? Only trust and connection between people. It's effort every day to keep connection and to make it deeper. Okay, let's see what the man said. The quality and the depth of communication. Yes, I believe we have common attitude to this stuff, and we both do efforts, and that's why it works. Next question, has long distance changed how you communicate? Yes, of course, because we talk a lot on video calls, and when we are together, we do something. We less talk, but we do something. Do something. Yes, we do anything what we cannot, except talking. Okay, so Julian's answer: yes, we communicate, but only by video call. Next question: do you think distance makes relationships stronger or harder? I believe both saying is good. It can be stronger and it can be harder, but at the same time, it makes it really sharp, so we really wait for every time we can meet. What did my brother Julian say? It's harder not to see or feel the person near you. Stronger because when we meet, we want it to be perfect. When you are in a relationship, you want every moment to be perfect, to be memorable, to be remembered. Yes, that's true. Yeah. So we create the moments when we know that we will meet, we are trying to arrange something very Yeah. Have you ever fallen asleep on a call together? Actually, it was really funny for me to see this question because it happened once, at least once. It was during the day, day nap, we were talking and just laying on the sofa, and after lunch, something like this, and and then I remember that I boom. Oh, so both of you, it wasn't only you? No, not only me. Yes, we already did a nap online together. Yeah, he means the same. If your relationship had a theme song, what would it be? For me, it will be Kizomba music because we really dance a lot. Last question. If you could teleport for 10 minutes only, what would you do? I would make a surprise to him. I would come, I don't know, one moment just to surprise him, to kiss him, to say hello, I love you, and even for 10 minutes. So would it be like a calm surprise or like a jump like, I'm here? Something like this. Like I'm here? Like we are on call and then we, oh, you just finish call. I know, and I know where he is and what he's doing, and then next moment you just appear. Yeah. I forgot to tell you I love you. Yeah. He said, I would go to hug. Okay, give it a round of applause for Anna, and Julian
our lovely, lovely, lovely couple, one of my favorite couple. It was a pleasure to have you here with me. Thank you so much for your time. Thank you, Panashi. It was nice to share. No problem. Anytime. Achula bye. Mano meilė prasidėjo dirbant autobuso parke. Na, a dabar jau, kaip pasakyti, dabar jau 2 metai, kaip draugauju, turiu tokį vardu Lazdelė. Ai, Lazdelė, jūsų Lazdelė. Taip, Lazdelė. O ji man patarnauja labai gerai. Bet pradžiai norėčiau paklausti, ar visada tikėjote meilę? Oi, ilgai truko, kol aš ją pasiekiau 6 metus. Tai jauna moteris sako, aš tave supažindinsiu su klasės draugėm. Nu, ji man vieną savo draugę atvežė parodyti, labai tamsi, buvo juodais plaukais. Tamsi, nu tamsi. Man nepatiko. Atvežė kitą, nu, nenori žeisti. Bet rudom akim buvo. Akis nepatiko. Atvedė dar vieną. Papietavom, pakalbėjom. Nu, tada išeikis buvo. Ledą nusipirkt, ką nors tokis, ir viskas. Bet aš tik jai pasakiau paskui, kad išėjo ta pirmoji meilė. Sakau, nu ką tu dabar atvedėjai tokį jauną mergytį, sakau, nu ką, sakau, man metų kiek jau. Labai jaunai atrodė. Na taip ir baigės tas viskas. O paskui aš gavau naują autobusą su dideliu langu, dideli langai buvo. Nagi žiūriu, kad ta mergytė, kur sakiau, kad tokia jauna, kur man atvedė ir plaukų šukonis, balkonis sėdėdamas. Plaukus. Labai buvo graži plaukai, tokius kasus, storus buvo, labai gražius plaukus turėjau. Tai aš ją pamačiau, kai, kur man, sakiau, jauną tokį atvedė, supažindinti. Į balkonį gyvena 2 aukšte, žiedė, kur sustoja autobusas mano, kur aš sustoju. Nu ir taip, į tą balkoną aš ilgai stebėjau, vis kiekvienas valandą, nu, dieną išvažiuodavau į darbą. Bet jau iš ryto apie 10 valandą, iki 10, 9 valandą aš ją balkonį matydavau. Ji žinojo, kad valandą lygiai tas mano ratas yra, po valandos vėl per langą pasimatysim. Nu, o jai, kai jos draugė pasakė, kad jinai per jauna man. Tame balkonį, gali sakyti, 6 metus žiūrėjau. Bet taip jau po metų, po 2 jau pasikalbėdavom autobusį ir visur jau pasikalbėdavom. Esam ir kavutis išgėrę susitikę, esam viską. Bet kol ji buvo mano, tai praėjo 6 metai praėjo. Nu ir pragyvenom, ačiū Dievui, 54 metus pragyvenom. Ji dirbo vykdomajame komitete, buhalterė dirbo. Rimta moteris. Nu, kultūros skyriaus buhalterė buvo. Jie kviesdavo vien tik tai todėl, kad gražius plaukus turėjo. Papasakokit, kokie tai jos plaukai buvo, nes pats sakėt, kad krito į akį jums dėl plaukų. Irgi mes matydavot, kad šukuojat. Labai ilga kasa buvo, tokius kasus nebuvo. Ir išleidau į balkoną, kad šokuodavosi, paskui jau apsikirpo. Norėjau paklausti, jūs nepasakėt, koks vardas jos buvo? Elena. Ir šiandien nuotraukų turiu pasistatęs ant staliukų. Eidamas miegoti, labanakt visada pasakau, namelį, kuriame dabar gyvenu. Ir var jau 7 metai atskirai gyvenu. Norėjau paklausti, kas buvo sunkiausia jūsų santykiuose? Nu, buvo toks atvejis, kad vieną kartą man sako, nu, tu neturi nei draugų tokių, nei nieko, kad
O tu visą laiką pareini blaivas. Sakau, gerai, mamytė, galiu pareiti ir su kvapeliu. Pasitaikė tokia proga, kad buvo kažkoks gimtadienis iš tų mano dviejų, kur kartu darom baigėm tą pamainą. Sako, einam po taurelį padarysim. Tai man treneriai sako, tai ką, tai juokau pradėjai. Nu, sakau, prieš kelias dienas sakė, kad draugų trūksta man. Tai sakau, o draugų visada atsiras, tik noriu reikia turėti. Tai buvo vienintelis ir paskutinis kartas. O kaip jums su Elenyte pavyko tiek daug metų išbūti kartu? Nes dabar jaunimas neišbūna tiek ilgai. Jokie nuostoliai mano tėveliai išgyveno. Ir protėveliai išgyveno, ir tėveliai išgyveno. 68 tėveliai išgyveno. Supratau, tai viskas yra paprasta. Noriu dar paklausti jūsų, kas svarbiau jums, pagarba ar aistra? Nu, kad meilė ir nesidalinama. Tai meilė ir vienam žmogui. Meilė. O bendravimas su visais. Tai yra pagarba visiems, su kuriuo bendravimu. Mano supratimu, tarp tų dviejų žodžių pliusą padėti. Čia minusų negali būti. Minusų negali būti. Pagarba yra viskas. Tai tam žmogui, o dar vaikučiai auga šeimoje. Juk jie turi matyti, tik tai matyti tą, kaip tėvai mūsų kalbama yra. Ką dar galvojate apie meilę iš pirmo žvilgsnio? Ar galima įsimylėti iš pirmo žvilgsnio? Galima. O čia tai jau galima tą. Įsimylėti iš pirmo žvilgsnio. Elenytė, kad atvedė man pažinti. Taigi man patiko, tik tai tiek, neįžeidimas, kad sakau, tu man tokius jaunus atvedai išsipažinti, sakau, man jau 25, kad aš iš kariuomenės grįžau vėlai, dėl to kalėjimo, dėl neklausos tėvų vėlai paėmė. Iš pirmo žvilgsnio tikrai, kad galima. Aš turiu dar jums paskutinį klausimą. Jei galėtumėt duoti vieną patarimą apie meilę, koks jisai būtų? Aišku, kad kitos meilės, nes tada nebuvo girdėti tokios meilės, tik tai vyras ir moteris. Biblijoje, kaip pasakyta, yra ne taip, kaip dabar klubai yra visokie, vyras su vyrais, moteris su moterimis. Ką jie supranta apie meilę? Tu tai tokį žmogų sutikęs, nėra ko kalbėti su juo. Meilė tai yra, kuriai nereikia pašalinti, kitokių vaistų nereikia. Nei lašelių, nei valerijonų, nieko. Čia yra žmogaus su žmogum bendravimas. Pasitikėti žmogumi. Taip. Jūs per tiek metų kartu su Elenyte buvo, tai ir sakėt, kad buvo labai daug pagarbos, tai galbūt pagarba ir būtų tas, ko mums dabar trūksta. 54 metus. Tai gal tas patarimas ir būtų geriausias jaunimui? Turėti tą pagarbą visiems, ne tik antrai pusiai, bet ir visiems. Tai va, ačiū labai už jūsų pokalbį.